retai atvažiuoju į Vilnių pramogoms, tai šiame mieste jaučiuosi kaip tikra turistė. Pagrindinė šios kelionės užduotis buvo aplankyti Mo muziejų, o paskui liko viena iš mano mėgstamiausių veiklų, tai tiesiog klaidžioti po miestą, o atplaukus tamsiam debesiui sėdau į traukinį ir patyriau Gedimino dalį, susapnavau savo geležinį vilką. Paprasčiau pasakius, į galvą atėjo idėja tapymo darbams, tai deja miesto nestatysiu. Pirmas punktas, kurį reikėjo atlikti, tai susirinkti medžiagą tapymui. Popietės pabaigoje buvo nueita 10 kilometrų ir kas 200 metrų padaryta nuotrauka, taip gavau 51 nuotrauką. Tai dabar papasakosiu, kodėl pasirinkau tapyti gatvę, kodėl būtent šią gatvę ir tiesiog ateities planus šiam projektui. Gatvę kaip objektą tapymui pasirinkau, nes aš randu grožį kasdieniniuose procesuose, darbo chaose, kasdieninėje netvarkoje. Norėčiau, kad ir kiti per mano darbus pamatytų, kokie gražūs ir įdomus yra kasdieniai procesai. O šią gatvę pasirinkau todėl, nes ją esu važiavus šimtus, gal net tūkstančius kartų. Ši gatvė jungia visus mano gyvenimo iki šiol laikotarpius. Tai kelionės į ir iš mokyklos, kelionės į treniruotes, šaligatviai nutilinti mano ir mano draugų kojų. Šioje gatvėje moteris dėkodama man deklamavo Marcinkevičiaus eiles. Čia nusiskynus iš svetimų žmonių kiemo valgiau pačius skaniausius obuolius. Pirmą kartą važiavau turėdama teises.
šią darbų seriją žiūriu kaip į atsisveikinimą su vaikystės naivumu. Po truputį priimu tą faktą, kad esu suaugusi, dar iki šiol bandžiau save lyginti su vaikais, bet vis sunkiau darosi save prilyginti dabartiniams gimnazistams. Taip pat tapybos darbų pagalba sustabdysiu esamą vaizdą, tai tas vaizdas liks ne tik prisiminimuose, bet ir fiziniuose darbuose. Šiuos darbus tapysiu iš eilės, tai nuo pirmos nuotraukos iki 51. Taip matysis ne tik judėjimas nuo 0 metrų iki 10 kilometrų, o pasimatys ir mano stiliaus kaita, progresas. Norėčiau šios darbus pabaigti per 2 metus. Nenoriu savęs kažkaip skubinti, bet manau, ta konkreti data išsikelta padės geriau nusistatyti darbų grafiką ir sklandžiau užbaigti viską. Mano paskutinė darbų diena bus 2028 metų rugpjūčio 31 diena. Ir jeigu 28 metų rugsėjo 1 aš būsiu nebaigus, atiduosiu kažkam visus pinigus savo. Kas dar nežinot, man patinka užsiiminėti visokiamis užklasinėmis veiklomis. Tai kad save paskatinčiau greičiau dirbti ir tiesiog geriau sektųsi sekti visą darbų procesą. Pasidariau tokią lipdukų knygutę ir po kiekvieno pabaigto tapybos darbo užklijuosiu po lipduką originalios nuotraukos į tą knygutę ir taip tiesiog matysis visas progresas.